Tėvai yra ne šiaip tokie pas gyvūnus, jie turi misiją. Tėvus Dievas parenka tapti jo bendradarbiais. Tėvystė, motinystė tai yra Dievo paskirtas bendradarbiavimas. Tam tikra misija, Dievo užduotis, ne šiaip sau. Pirma elementari funkcija bendradarbiavimo – duoti ateinančiai sielai drabužį, fizinį kūną. Fizinis kūnas yra tam tikras drabužis, būstas, kuris siela. Fizinį kūną duoda kūrėjas, bet kartu su savo bendradarbiais tėvais, tėvu ir motina. O jeigu dar plačiau pažiūrėsim, seneliai, proseniai, proproseniai, tūkstančių žmonių, tai pamatysit, jau 4 seneliai, kiek tada prosenelių, kiek tada proprosenelių, tai didėja 1000 žmonių, kad mes gautumėm savo kūnelį, drabužėlį šitą sielą. Bet pagrindinė, artimiausia to, reiškia, bendradarbį yra mūsų tėvai, betarpiški. Toliau antra, jau svarbesnė misija, rimtesnė. Duoti tą drabužį, tą kūną čia toks lengvas darbas, užsiėmimas. Bet jų funkcija tėvų, ne šiaip su kad augina vaiką, penį ir panašiai. Atvesti tą sielą prie Dievo įstatymo. Tokia funkcija tėvų. Tėvai galvoja, tai ką čia, tai maitinti, auginti, saugot, prižiūrėti, pastatyti ant kojų ir toliau. Čia kiaulės, barsuko ir tarakono lygis. Kiekvienas gyvulys, tai prižiūri irgi, atsiveda, saugo savo kokią nors katė kačiukus, saugo gyvulys irgi, pavyzdžiui, nuprausi juos, aplaižo, atneša maistą, pažindo, pelę pagauna, atneša, nuveja kokį kitą katiną, jeigu ateina. Čia kiekvienas gyvulėlis tą turi, pavyzdžiui, žmogus to apsiriboja, žmogus taigi ne gyvulys, jis turi daug aukštesnius dalykus, turi kalbą, protą, valią, ko neturi gyvulys. Tai tėvų misija žmonių yra aukštesnė, atvesti vaiką prie Dievo. Tėvų pareiga perduoti vaikui žinias apie Dievą. Dievo sumanymas toks, kad visą tai gautų iš tėvų. Toks yra sumanymas. Bet šita grandinė, šitas procesas yra strigęs, sulūžęs, pavadinkim taip. Iškreiptas. Kodėl? Kad tie dauguma tų pačių tėvų, kaip čia geriau pasakyti, balvonai iš balvonų. Patysgi jie nieko nežino, ką jie perduos, ką jie gali perduoti. Nieko. Absoliučiai. Taigi iš savo tėvų nieko vaikai negauna praktiškai tos. Arba kažkokius tokius elementarius dalykus, primityvius paprasčiausiai. Gal jų gyvenimo patirtis turėtų būti daugiau sukaupę žinių. Seneliai gal daug perduotų, jie dar ilgiau gyveno. Pašnekėkit su dauguma senelių, jūs pamatysite, kad jis tuose dalykuose nedaugiau negu 15 metų žino. Lygiuose dalykuose. Pragyveno gyvatę visą gyvenimą, ėdė, miegojo, dauginosi, linksminosi, gėrė. Nieko jis nežino. Kodėl jis nieko? Jis laiko tam neskyrė. Jis stūmė gyveno, plaukė pasroviui kaip kai kas iš kanalizacijos vamzdžių. Ir nieko, ką jis perduos. Štai kur tragedija yra. Ir man labai liūdna žiūrėti, pavyzdžiui, net senų žmonės žiūri tokią gerantakratinę daržovę seną, kuris nieko nežino. Maksimumas jo žinias paprasčiausiai, žino, kada ten bažnyčia nuvėjus atsistoja, kada kokia šventė, atlaidai kokie toj bažnyčiai, viską. Jo apsiriboja Dievo pažinimas, matot kuo. Tai ką tu rūpužė gyvenimą veikiai, Aišku, čia senas žmogus, reikia gerbti, vardinkim, darinkim daiktus savais vardais, ką čia labai vynioti vatą. Kad patys, ir turim įvardinti, kad patys tokie nebūtų. Čia gerbsim gerbvaisi ir patys tą patį darysim. Ne, pamatyk, kad čia yra blogai taip gyventi. Ne taip, reikia sukti atgal. Ne taip žmonės gyvena. Ką jis veikia? Gyveno, maitinosi, veisėsi, linksminosi, ilsėjosi, ir dirbo nuo ryto iki vakaro, arė ir kentėjo, ir viskas gyvenimas. Tyliai kaip tarakonas gimė, tyliai kaip tarakonas išeis ir nieks nepastebės jo. Užkas ir viskas pasibaigė.
Gyvenimas toks. Ir nebėra. Ir nebėra. Ar prisimenat savo prosenelius? Vardų nepasakytume daugumą, turbūt. Taip, va taip, va. Nepalieka pėdų. Ar koks nors šuo kažkur tenai, Brisius kažkur prie būdos buvo pririštas kažkur Balbieriškių kaime. Ar koks nors Juozas Petraitis Balbieriškių kaime ten prieš 20 metų mirė. Kas jį žino? Nelabai ką žino. Niekam neįdomu. Jis pats gyveno, kad turi gyventi kažkokią duotybę ir nežino, ką, turi instinktą, reikia pasidaugina, turi vaiką, ką reikia dabar penėti, neša tapelę įsikandęs, kiekvieną dieną plaižė, nuprausė, nuvyja kitus katinus, kad nenuskriaustų palikuonį, ką dar galima padaryti, ką dar. Tai katė neturi nei proto, nei laisvos valios, nei sąžinės, nei kalbos, nei religijos, nei skaityti moka. Jos ir negali iš jos kažko norėti, maladėts, kad ir taip daro. Štenga. Tai bet tokis žmogus. Štai koks. Tai va, tokia. Net ir ta mizerį informacija, jeigu kažkoks babutė dėdukas dar turi kažkokį mizerį, ji yra netiksliai nereikalinga. Kurių velnių, ką tau duos dvasiniam tobalė, onos atlaidai va tokiai va bažnyčiai tokią ar tokią dieną vadina. Ką tau duos tas? Čia pasiekimą žino, jo vaikai ir anūkai to nebežino, bet dar babutė va dar žino tokį dalyką. Jo. Žino, kuriai parapijai kunigas, kokia tenai, artimiausiai parapijai, kokias mišias laikys, koks kunigas. Skirtumas tas pats per tą patį tą vaflį nešioja. Kaltas esu kaltas. Tada, bet tu tiek visą gyvenimą nebažnyčią ir vis tiek tu kaltas. Tu gal turi jau sustvarkyk, jau nebekaltas, jau viskas, jau sustvarkiau. Ne, esu labai kaip tu valdysi. Pirmiausia, kaltės kompleksą sukūrė paprasčiausia, tada tu galėjom jau aiškinti. Tai va, su tokiu mizeriu informacijos ir dar neteisingos tos informacijos, bereikalingos. Tai nieko bendro su Dievu neturint informaciją. Kaip jisai sudomins, ką jis perduos savo vaikui? Ką jis gali perduoti? Štai kur problema. Žmonės. Jūsgi čia gimėt nepavalgyti ir nepasidauginti. Ir ne dirbi, atozo, reikia kažkur, nulėkiau ten, hurgadai smėlį, sirus ir guliu ant kito šono, pasideginu, pašilau. Šiandien taip daro. Daugiau vertybių yra kokių, apart alkoholio, skirtingai nuo gyvulių. Tai va pirmas dalykas, nieko tu neduosi. O antras dalykas, kad vaikai susidomėtų, vien siūlyti kažką ir verstigi nepakanka. Bet dauguma tėvų ir to ne. Agi čia svarbu Dievas. Ką žino, ar yra jis čia, ar kaip yra, ar kur yra. Čia nesmė. Ne čia dalykas. Pirmiausia, reikia tapti autoritetų savo vaikams. Kodėl kokie seni žmonės dar bando į bažnyčią, ten katalikų, ar į musulmonų, ar į kokią ar cerkvę, ten savo palikuonius anūkus nuvesti, ar vaikus, ten neina, dėl ko? Kitas klausimas įdomesnis. Todėl, kad jūs, mėlyjei, nesat autoritetas savo vaikam ir anūkam. Jeigu jūs būtų autoritetas, jūs, gerai būt, arba tėvai, ar motintai, ką dabar daryti, va kaip čia tą sekmadienį, ten čia šiandien praeistų, bet tėvai neautoritetas, jis mano, kad jis nieko nesupranta. Bet mano su pagrindu, tarp kitų. Mano su pagrindu, iš tikrųjų nieko nesupranta. Ir šitą vaikai pastebi. Kol mažas, kol dar neturi proto, kol senelių šalčių tiki. Tai dar gali galvoti, kad jo tėvai patys pačiausi. Jiems 16-17 tai prasideda, jis pradeda matyti, kad pradeda lyginti su kitais tėvais, su kitais žmonėmis, mato, kad pakankamai durni jo tėvai. Jis pradeda bandyti pats gyventi kažkaip. Ir kuo toliau, tuo labiau iš mandagumo patilės palinksės galvą, bet realiai tai jis netiki savo tėvais. Ne autoritetas jiems. Tėvai piktinasi, kodėl neklauso, kodėl paprašiau, todėl, kad jūs jam ne autoritetas. Jis turi jumise matyti išmintį.
Realiai išminti, kaip jūs mokat viską sutvarkyti. O ne, ką jie moka svesti, ką jie buvo. Šeimoje kas antrą porą įsiskyrusi, kurie įsiskyrusi, pjaunasi, mušasi, gyvena, geria. Eina į kairę, konfliktas, visas šitas iki vaikų daina. Elementarių dalykų nesugeba gyventi, paprastų dalykų, lūzeriai. Lūzeriai dvikojai. Kai iš jų jums? Tai tas pats ar iš gatvės, iš draugų paims, ar iš interneto, kokio nors saito nelabai gražaus. Ką iš tokių tėvų? Jis pats pradeda ieškoti, pats daro nesąmonės, dar labiau nusivažiuoja. Ką jūs tėvuose mato? Tėvai valgo, dauginasi, balevoja ir vargsta. Vargsta ir vargsta ir vargsta varguoliai. Dieve, užguitos Dievo karvytės. Nieko nesugeba įvairius, nesiseka niekas. Ir buity nesiseka, net materialiniuose dalykuose nelabai kažkas sekasi. Apie dvasinį kur jau ten nieko. Neklauso tokių vaikai, nežiūri juos rimtai. į jų religinę praktiką, jų norus ir jų Dievo supratimą, jeigu ir yra pas tėvus kažkoks tai supratimas. Dauguma dabar nieko nesidomi. Vaikai, dauguma vaikų mato, kad jie tėvai yra veidmainiai. Vaikelį, žiūrėk, tu man nerūkyk, pagausiu vaikelį, pats tėvas palina. Tėvas, jam galima. Palauk, jam galima, man negalima. Jeigu rūkymas blogai, tai kodėl jam neblogai? Žiūrėk, nevardu alkoholio, kad man... Patys baliukas koks, nauji metai, gimtadienis, jubiliejus, vardadienis, stovi velnio lašų buteliukas ant stalo, kilnoja ir jau po poros valandų jau žiūrėk, jau pušelę gieda pragertais balsais. Ką vaikas mato? Čia jam autoritetas bus tėvai. Vieną šneka jį tą daro. Ne, vaikelį negalima negerti iš karščio kailį, jeigu tai gersi. Ateisi prisigėręs. O patys bus balius įgerę. Tai ir vaikai tą patį darys. Gimtadienis klasi kažkieno, vardadienis, ar dar kažkokia proga, ar nauji metai, ar koks vasaros atidarimas savo žydavimą, susirinks ir išgers. Nes jų tėvai taip daro visi. Bet jiems sako, žiūrėk, negerk vaikelį. Aha, taip, tuoj. Jis nemato pavyzdžio. Jie vieną šneka, suprantate, formaliai jie turi pasakyti, bet taip patys gerai, iškai neblogai tas gerimas. Jeigu būtų blogai, jie būtų įsitikinę tėvai, kad alkoholis blogai, ne, ar tada nektotų alkoholį, a jie klaktoja. Tai kaip tu įtikinsi, kad negerk. Tai mat. Tai va, bando skiepyti geras, teisingas vertybės, būk ten doras, sąžiningas, metis. Pasisavins kažkokį dalyką, tėvai kažką nusuks kažką ir taip. Visą šitą pastebėjo. Visą šitą mato vaikai. Ir paskui ką pasakysi? Nieko nepasakysi. Žmogus šitą turi protą, turi kalbą, valią, gali skaityti, gali tyrinėti, gali kaupti informaciją ir jis nežino, ką su to daryti. Kad jis tokią misiją turi. O ką žino, gal Dievo nėra iš jūsų, ką iš. Nieko, gal gyvenu, va, mirsim. Kokią perduos vaikų žinias, kaip pasaulis sako, ką žinau, nu. Vieni sako Dievas, kiti sako, nėra Dievo, aš čia žinau, neįdomu. Va toks perduojimas apie aukštesnį pasaulį žinių vaikui būna. Pusė tėvų taip ir daugiau taip padaro. Va kur tragedija yra. Taigi vaikus reikia privesti prie Dievo, išmokyti, gyventi su Dievu. Bet ypatingai tą reikia daryti su savo pirmagimiais. Visus vaikus reikia, bet viena dalis vaikų yra ypatingi, tai yra pirmagimiai. Tiek tėvui, tiek motinai. Kodėl? Jeigu vaikas priklauso 50% tėvui ir 50% Dievui, kol mažas, turiu meni, kol mažas, kol dar savį turi. 50% tai ir tėvų nusavybė, kaip ir tėvų, brangiausių nusavybė. Ir 50% Dievo nereikia pamiršti, ne vien tik tai tėvų. Yra bendrasavininkis. Tai pirmagimis absoliučiai nepriklauso tėvams. Tėvai tik tai, kaip valdytai arenduoja tą sielą. Tarpininkai tik tai. Pirmagimis 100% priklauso Dievui. Tai čia ypatingai didelės pastangas reikia įdėti to klausimu su pirmagimis. Kiekvienas pirmagimis yra mano.
Kiekvienas pirmagimis yra mano, Dievas sako. Žiūrėkit, skaičių 8:17. Skaičių knyga, 8 skyrius 17 eilutė. Sako, kadangi visi izraelitų pirmagimiai yra mano, žmonės ir gyvuliai, aš juos pašydžiu savo, nuo tos dienos, kai žodžiu egiptiečių pirmagimius. Visi izraelitų pirmagimiai yra mano, ne tik žmonių, gyvulių ir tie pirmagimiai mano yra ypatingai. Už tai aukodavo ant aukuro. Aukom pirmagimius erikus, pirmagimės telyčias, pirmagimius avinus, pirmagimius ožkas. Ne šiaip savo. Tai yra Dievo. Reiškia. Pažiūrėkim toliau. Išėjimo 13:2. Žiūrėkim. Išėjimo knyga 13 skyrius 2 eilutė. Kuris sako. Viešpats kalbėjo Mozei, pašvęsk man visus pirmagimius, ar jie būtų žmonių ar gyvulių. Jie mano, nesakant biški jūsų. Mano, absoliučiai. Tai supraskit, kad pirmas gimęs šeimoj, tai ypatingas atsinešimas dvasiniais klausimais su to vaiku paprasčiausiai. Ir neduok Dieve, tėvai to nepadarys. Jie net nežinos patys, kokios problemas savo pasidarys, kaip apsiblogint savo likimą ir gyvenimą. Reikės atsakyti. Tai yra Dievo nuosavybė, čia mano nuosavybė. Žmogus turi pagalvoti, palaukit, šeimoj kelintas aš. O, pirmas. Oho, ypatingai daug Dievų išskirti. Daugiau negu kiti turi atsidėti. Jeigu aš pirmas šeimoj, vyriausias. Taigi, pagal Kabalos mokymą, vaikai nėra pilnai tėvų nuosavybė, pirmagimiai absoliučiai ne tėvų nuosavybė, o kiti tik per pus, sakykim, pusiau Dievo, pusiau nuosavybė ir tai iki tam tikro laiko, iki 20 metų. 50% tėvai ne pirmagimių, bet kitų vaikų nuosavybė, 50 kažkur pusę, 50% nuosavybės turi, bet iki 20 metų, po to visi žmonės tampa Dievu. Tik nuosavybė. Dar daugiau, net ir pats turi suprast, kad mes ir patys nesam savo paties nuosavybė, kad aš ką noriu, tą darau. Palaukit. Ne tu pats save sukūrei, ne tu pats savo kūną davėjai, ne pats savo sielą sukūrei, ne pats savo gyvenimą davėjai. Vadinasi, atsakysi, kas tau patikėta, kaip tu naudoji. Tai jau toks dalykas. Tai va. Taigi, nėra pilnai nuosavybė, tėvai yra tik tai samdomi darbininkai, arba bendrasavininkai, tokia kooperatinė nuosavybė, jeigu ne pirmagimis, bendra nuosavybė su Dievu, privalo jais rūpintis, pastatyti ant kojų ir būti jais mokytojais. Mokytojais. Yra mokytojai, kurie skirti apskritai žmonės mokyti, bet kiekvienas tėvas mokytojas savo vaikam turi būti. Todėl labai svarbu, o ką tu mokysi? Daugumai yra tušti kaip skambantis puodai, nieko neturi. O pažiūrėjus, kas ten viduje yra, o Dieve, kiek purvo. Ką tu perduosi? O už šitą reiks atsakyti, klausyk, kaip tu atsineši savo vaikus į tėvystę, į motinystę savo. Taip reikės. Reikia šeimą kurti, teisingai geras dalykas, reikalingas. Dievas sako, negerai žmogui būti vienam. Bet ką tu su kažkokiu balbiesu susiduoksi, tai kartais geriau net vienam būti. Jeigu šiuo metu nematai normalaus ar normalio žmogaus ir yra tik balbiesas visiškas, totalus. Tai geriau ne kučeriai, ne juokas, paskui tik tai bus didesnis problemas, atsiras vaikai ir taip toliau visi kentės. Tai iki sekančio šabato. Šalom.